Labą dieną, draugai, su jumis Vitalijus ir rendercamp.lt. Šioj pamokoje modeliuosime kėdę. Pamoka yra visiškai atvira ir puikiai tinkanti tiem, kas jau pradėjo naudotis 3ds Max arba tik pradeda. Ir pažiūrėkim, ką šiandien darysime. Tai parašiau jums medžiagos apie IKEA Pong krėslą. Ir modeliuodami jį galėsime pasimokyti šiek tiek įdomesnio modeliavimo štai tokių lenktų elementų, kojų ir minkštų pagalvių. Daug įrankių, kuriuos naudosime, atsikartoja ir kažkokiose kitose balduose ir manau, kad būtų neblogas žingsnis jums truputį paaugti modeliuojant objektus į 3ds Max. Tai pamoka tokiem pradedantiesiems ir visai tik ką pradėjusiems mokytis į 3ds Max. Manau, kad tie, kurie jau naudojasi, čia galbūt nelabai kažką naujo sužinos. Jame ir tuo pačiu išmoksime modeliuoti iš nuotraukų, kadangi tikslių brėžinių išmatavimo arba DVG formatų kažkokių tai brėžinių mes neturime, mes turim naudotis nuotrauką. Ta ir padarysime. Taigi startuojam. Pradėkim nuo to, kad reikia pasiruošti nemažai nuotraukų arba reference images, tai yra tie paveiksliukai, kurie mums leidžia puikiai suprasti elementų, iš kurių mes galėsime po to 3ds Max modeliuoti. Aš čia pasižvalgęs internete radau puikią nuotrauką iš šono tos kėdės, kada mes puikiai galime be brėžinių suvokti, kaip lankstosi ir kiek yra palenkti tie elementai. Tai štai šitą nuotrauką mums puikiai tiks. Tai pirmam etape, pirmoji pamokos pusėje parodysiu, kaip realizuoti tai 3ds Max, kaip įkelt nuotrauką ir padaryti atitinkamas proporcijas, kad mes vėliau galėtume ant juos modeliuoti. Pradėkim nuo kai kurių nustatymų 3ds Max, kad netyčia nesikeistų mūsų parametrai tarpusavėje. Ir pradėkim nuo to, kad pasižiūrėkim, kokiais vienetais jūs braižėt. Tai yra Customize, Unit Setup ir System Unit Setup. Aš braižau milimetrais. Pasitikrinkite, ar nėra inch ar feet. Puiku. Ir antras parametras, tai Customize Preferences. Ir štai čia turi būti nuimta varnelė. Jos turit nebūti kaip pas mane. Real World Texture Coordinates. Neturi būti varnelis. Po to iškils badu tiesiog dedant paveiksliuką. Ir pradėkime. Aš būsiu frontalioje projekcijoje. Tarp kitko, kas vos tik pradeda naudotis ir kam visiškai neaišku, ką aš pradedu spausti, iš tų valdymo įrankių aš siūlau pradėti ir iš karto eiti pasižiūrėti pirmą pamoką. Greitas startas su 3ds Max, valdymas ir įrankių juostos ir ten per 20 minučių praktiškai išmoksite valdyti programą baziškai. Štai taip, turim plokštumą. Aš jau Create, Plane ir tiesiog sukūriau. Dabar ta plokštuma turėtų būti tokiu pat išmatavimu, kaip ir mūsų paveiksliukas pikseliais, kad išsaugotų proporciją. Gerai, tai išjungiam grid. Aš jau esu pasižiūrėjęs ją, tai yra štai taip nuėję per Windows, dešiniojo klavišų, Properties, Details ir štai čia jūs matote, paveiksliukų dydis yra 495, 594. Einame 3ds Max. 594, 459, 495. Atrodo taip. Jo, matot, proporcija yra panašiai. Plokštuma yra sukurta, paspauskime F4, kad rodytų edges, nuimkim segmentus po vieną, parašykim kėdės foto pavadinimas, viskas. Galime pradėti kurti medžiagą ir uždėti tiesiog ant viršaus, man atrodo, gal net pavyktų taip ją padaryti. Taip. Galima tiesiog paimti, štai taip paskeilinti tos langelius ir tiesiog pertempti jūsų nuotrauką ant objekto. Medžiaga susikuria automatiškai ir medžiaga prisiskiria irgi automatiškai. Jeigu kam nors tas fokusas nepavyko, darysim taip. Materials, čia aš jau buvau sukūręs, dar kartelį. Materials, Standard, ištraukiu jį. Štai čia, kur dvigubas paspaudimas ant medžiagos, čia, kur yra Diffuse Color, uždedu Bitmap. Susirandu štai šitą mano tekstūrą, Open. Štai čia aš ją turiu. Pasitikrinam, kad nėra varnelės Use Real World Scale, Tiling yra vienetai,
dvigubas paspaudimas ant medžiagos, ant objekto ir apply material to selection. Ček, gali nerodyti iš karto, tiesiog pasispausti, kad dar klavišą show shaded material and viewport. Štai taip. Va, jūs turite puikų pagrindą dabar kėdės. Nuotraukos. Štai taip netrodo. Dar kartelį įjungiu grid. Kelsiu truputį. Dabar IKEA žvilgtelėjau ir suradau matmenis. Dažniausiai gamintojas duoda savo išmatavimus, plotis, gylis, aukštis. Tai 68, 82, 100. Sukurkime kubą, kuris mums leistų atskeilinti mūsų paveiksliuką iki reikalingų gabaritų. Ir tas kubas ir bus mums kaip atspirties taškas. Aš sukursiu kubą, nueisiu į Modify skiltį, mes žinom, kad aukštis yra 1 metras, toliau plotis 680 ir gylis 820. Tai plotis 680, 820. Stikrinu, ar viskas gerai? Taip. Va. Štai šitas kubikas ir įrėmina mūsų kėdę. Reiškia, aukštis jos bus metras, plotis 68 ir gylis bus 82 cm. Dabar būtų patogu pasidaryti tą kubą permatomamą. Paspausiu dešinį klavišą, Object Properties, Display Properties, čia nuimkim by Layer, tegul būna by Object ir Display See-Through, varnelė See-Through. Ja vėliau galima naudoti su trumpiniu Alt-X. Štai taip, Alt-X mums dabar leidžia persijungti. Ir pasižiūrėkime, va, frontalioj projekcijai. Galima pasižiūrėti. Štai čia apačia, matot, kojas turėtų prasidėti. Ir paprasčiausiai su Scale įrankiu aš paveiksliuką savo scalinsiu iki tol, kol jis atitiks mano išmatavimus. Dar truputį. Galime dar vasuos. Gerai, čia galim labai nežaisti, bet apytiksliai, kaip jūs matot, va, mes puikiai atitinkam. Čia praktiškai tik tai minkštos dalies plotis išlindo, čia mes turim senutę tiksliant objekto ir viršūnę mes irgi turim savo vietą. Tai štai toksai paruoštukas, kur mes turime nuotrauką ir kubą, kuris atitiks mums gabaritus. Čia yra pirmas etapas. Pradėkime modeliuoti kojas. Rėmą mūsų kėdės darysim tai su spline linijom. Mano manimo pats paprasčiausias būdas. Tai eisime į Shapes, Create Shapes, Line ir pradėsime piešti liniją. Atkreipsiu dėmesį iš karto, kad jeigu jūs tiesiog darote paspaudimus yra tiesi linija, jeigu aš paspaudžiu ir laikau klavišą, aš turiu iš karto išlenktą liniją. Štai taip. Tai dabar dar kartelį visą tai bandom perkelti. Klik, klik, dabar čia laikysiu klavišą. O ką vėliau visą laiką galėsiu sugrįžti ir pataisyti šį beitą. Klik. Jeigu netyčia suklydot, galit klavišą Backspace paspausti ir jisai. Klik. Dešinis klavišas, pabaigiam. Štai taip, neblogai visai gavosi. Kaip pirmam kartui. Eikime į Modify skiltį, linijos. Žiūrėkite, jeigu netyčia kažkada tai suklydot ir taškas pasidarė iš tikrųjų kampuotas, o ne Bezier kreivę, visą laiką galima paselektinti vieną iš taškų,
paspausti dešinį klavišą ir pasižymėti jo būdą. Tai yra Bezier, ar tai yra Corner, ar tai yra Smooth. Tai šiuo atveju tai yra Bezier ir jis štai taip galima šiek tiek pakoreguoti tą kreivę, dar pastumdžius pačius taškus ir tas linijas, kurios jas nukreipia. Tai tą galiu vos prabėgęs padaryti. Štai taip, čia gal vos. Idealiam rezultatui. Nu, visą laiką turiu kitomeni, kad jūs visą laiką galite truputį jas pasitaisyti. Štai čia bus blogai, kreivė, čia mums reikia kreivės. Tai paspaudžiu dešinį klavišą, Bezier ir štai šitas sujungimas turėtų dar tai dešinės, Bezier pasitaisyti truputį. Priešingų atveju čia bus kampuotas sujungimas. Nu va, štai taip jūs galite pasidaryti tos taškus, jeigu netyčia praleidot, galima pridėti papildomų su Insert ir jūs galite dėti papildomų kažkokių tai taškų. Ctrl-Z. Va, bet šiuo atveju mums to nereikia. Dabar mums reikia sukurti antrą liniją, kad atsirastų, kad mes galėtume ekstrudinti ir atsirastų tūris. Tai aš pasirinksiu Spline. Pasižymėsiu visą liniją. Štai taip ir susirasiu įrankį Outline. Aš žinau, kad mano kėdė yra 20 mm. O štai čia jau atsirado klaida. Tiesiog pasidėsiu tašką į vietą. Štai taip ir dešinis klavišas. Taškas, dešinis klavišas, Corner. Taip, kad kampų baigtųsi. Galime šitas dar truputį pasitvarkyti. Nu, savo nuožiūrą. Va, viskas, mes turime gražiai išlenktą liniją. Galim pasitvarkyti štai šitas viršūnės, kurios šiuo atveju nėra stačiakampės. Aš paselektinsiu abu taškus ir susirasiu komandą Fillet. Gerai, nes antras taškas. Irgi Corner turi būti. Tai abu taškai Corner ir Fillet. Kortelė. Štai taip, irgi galima visos jas taisyti. Taip, šitos taškus mums reikės sujungti vėliau arba dabar, tai Wield. Kažkaip padidinkit šitą skaičių ir Wield. Kad čia liktų vienas. Būtų geriausia mums ir lygiai taip pat čia. Abu taškai Corner. Fillet. Spaudžiau, šiek tiek pasididinu šitą skaičių ir Wield. Čia liktų paprasčiausiai vienas taškas. Nu va, puiku, forma yra. Kažkokių didelių klaidų čia nematome. Viskas, mes turime formą, laikas dėti modifierį Extrude. Tai Modify List skiltyje susirandu modifierį Extrude. Ir štai taip sukuriu. Uždedu tūrį. Mano pirmam rėmui. Pasitikrinkite linijoje, galite valdyti Skilty Interpolation, tai yra kiek tankiai jis segmentuoja išlenktas vietas, kad tokiu būdu išgaunama daugiau arba mažiau apvalinama linija. Tai aš siūlyčiau su tais nepersistengti su tais taškais ir aš paliksiu kažkur tai 12, Optimize, žiūrėkime Extrude. Mano galva palyginus užtektinai yra lenktumas. Štai taip. Visą laiką turint omeny, kad modifieris buvo anksčiau uždėtas, tai mes visą laiką galime grįžti į Vertex ir vis dar kažką tai koreguoti. Po to tik tai daryti Extrude. Nu va. Puiku. Vienas fragmentas yra baigtas. Lygiai tokiu pačiu principu modeliuosime į likusius fragmentus. Ir netrukus pratęsime. Tai dabar užbaigiant šitą vieną mūsų
elementą, aš paspausiu dešinį klavišą. Dėl visų kopiktų atsikopijuosiu, dar kartelį parodyti jums. Kopijavau laikydamas klavišą Shift ir movinau objektą atstumiau už šoną, dešinis klavišas ant objekto, Convert to, Editable Poly. Ką aš noriu padaryti? Aš noriu, kad mano briauna būtų gražiai užapvalinta, o ne peilio aštrumą. Aš pasižymėsiu abi briaunas. Štai taip, iš abiejų pusių. Ir dabar aš jau turiu Editable Poly objektą ir pasinaudojau Edge Selection ir pas mane pasirinktas Window. Tai reiškia, kad man paprasčiausiai iš viršaus pasižymėti dvi briaunas iš abiejų pusių. Ir Chamfer. Chamfer Settings. Kaip matot, Chamfer nuima kraštą. 1, 2, 3. Per daug bus, štai taip, nedaug. Užduodam už apvalinimą kraštinį. Ir štai, taip yra jau, taip atrodo, turėtų atrodyti baigtinė detalė.